pirmas žingsnis, prisijungiame prie kursuok.lt. Spaudžiame prisijungti, renkamės, kad esame asmuo norintis mokytis, sutinkame su privatumo ir duomenų tvarkymo taisyklės, spaudžiame prisijungti ir jungiamės per elektroninius valdžios vartus, tai yra per elektroninę bankininkystę arba kitais galimais prisijungimo būdais. Prisijungus matysite informaciją susijusią su jūsų mokymais. Tai viską galite pasitikrinti mano informacijos skiltyje. Šiuo metu aš nesu gavusi mokymosi kupono. Parodysiu, kaip rasti būtent PMC Training šitoje mokymosi platformoje ir prisijungti sėkmingai prie mokymų. Prisijungus galite pasitikrinti savo duomenis, turimą išsilavinimą, kontaktus ir einame ieškoti mokymų. Taip pačiame viršuje renkamės ieškoti mokymų ir iš karto galime pasirinkti arba sritį, kurią planuojame mokytis, kuriai buvo išduotas mokymosi kuponas, tai galbūt statyba, socialinė gerovė, sveikatos priežiūra ar kita. Šiuo metu aš renkuosi visos kategorijos ir tuos reikiamus mokymus įsifiltruosiu kairėje pusėje esančioje filtrų skiltyje. Tai du pagrindiniai filtrai, kuriuos man reikėtų pasirinkti, tai yra teikėjas ir vieta. Tai teikėjo, išsiskleidus teikėjo filtrą, paieškos skiltyje rašau PMC Training, pasirenku ir vieta. Vietoje rašykite miestą, kuris yra artimiausias jums arba miestą, kuriame yra vykdoma jūsų norima mokymosi programa. Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasirinkti individualios priežiūros ir slaugytojo padėjėjo programą, galiu rinktis net iš keletos miestų, pavyzdžiui, Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Klaipėda ir kiti didieji miestai. Tai šiuo atveju įrašysiu Kaunas, pasirenku ir pagal tai man išfiltruoja tas mokymosi programas, kurias turi PMC Training ir kurios yra vykdomos Kaune. Tai matome ilgą tikrai sąrašą ir aš galiu arba ieškoti, arba siaurinti tą paiešką pagal filtrus, arba tiesiog šitame sąraše susirasti programą, kuri man yra aktuali. Tai tarkime, kuponas mokymas buvo išduotas individualios priežiūros programai. Pasitikrinu, atkreipiu dėmesį, ar šis kodukas yra toks pats, kokį mačiau ir mokymosi kupone. Kaip tai pasižiūrėti, galite pasitikrinti instrukcijoje, kuri yra pridėta kartu su šiuo vaizdo įrašu. Taip, tai matau, taip, tas kodukas yra tas pats ir renkuosi programą. Atsidarius, aš matau visą informaciją, kuri yra susijusi su šitais mokymais. Tai vėlgi pavadinimas, kada prasideda mokymai, suma, kurią finansuoja užimtumo tarnyba, kiek akademinių valandų įtrunka, tada trumpa informacija apie programą. Ir kad užsiregistruoti, man reikia pasirinkti skiltų grupės ir spausti registruotis. Čia vėlgi matau laikotarpį, nuo kada vyksta registracija, vieta, kur vyksta. Čia taip pat galiu įsiskleisti tvarkaraštį ir kai viskas tinka, tikrai ateinu mokytis, spaudžiu registruotis ir jūs čia matysite kitokią informaciją, negu aš matau dabar. Čia bus daugiau informacijos susipažinti ir daugiau pasirinkimo skilčių. Tai tikslesnė informacija, ką matysite čia, galite taip pat matyti toje instrukcijoje, kuri yra pridėta kartu su šiuo vaizdo įrašu PDF formatu, tai yra dokumentu. Pasirenku, jūs matysite, jeigu neklysiu, 2 ar 3 atskirius pasirinkimo laukelius, pasirenkate jums tinkamą, tai jis bus tikrai panašus į šį, kad užimtumo įgyvendinamomis paramos mokymosi priemonėmis yra finansavimas ir pasirinkus spausite vėl registruotis.